Taigi grįžtu vėl, nes taip įvyko, kad, atsiprašau, čia dulkių biškį, atsiprašau, nespėjau susidaryti. Žodžiu, paskambino mama ir taip gavos, kad jo, pokalbis šiek tiek užtruko, na, įsivaizduojat, paskambino mama, tada reikia daug šnekėti, daug pašnekėti, daug visko papasakot, nu, ir gavosi taip, kad jo, šiek tiek užsitęsiau ir nežinau, anas video turbūt nutrūko, aš nebandžiau atgaminėti jo, tai aš tikiuosi, kad viskas su juo bus ok ir jis tiesiog bus kaip toks nutrauktas netikėtai, bet, na, tikiuosi nieko baisaus dėl to nebus, tai aš tiesiog dabar įjungiau jau blykstę, kad apšvietimo daugiau būtų, nes už lango baigė ir sutem, kol man mama paskambino ir su manim pakalbėjo. Tai va. Ok. Taigi dėžutėje paskutinis daiktas tai buvo lūpdažis, kurį kalbėdama su mama jau spėjau ir išbandyti ir labai patiko spalva, tai super. Toliau. Dar dėžutėje yra 4 dalykėliai ir saldainiukai. Aš turiu saldainiukų. Njom, tai va. Taip, žiūrim 4 daiktą. Ir čia yra plaukų kaukės. Ja, taip. Lietuviškai nėra. Ok, man nesvarbu. Viena yra... Ok, man šiandien su žodžiais kažkokia nesąmonė. Bet kokiu atveju tai yra plaukų kaukės. Va, jos iš 2 čia dalių kaip ir. Vienas yra gal kaip kaukė, pirmo žingsnio ir antro žingsnio. Ok. Tiesiog išbandysiu, nesakau, šiandien man perskaityti kažką suprasti yra, va, kas ten. Visiškai nesigaudo ir 2. Gerai, toliau. Toliau yra... Taip, čia bus blakstienų tušas. 4 firmos. Aš kaip tik ir sakiau, kad kaip tik man tušas baigėsi ir vos vakar nenusipirkau, nes jau visai prie pabaigos buvo mano visi tušai. Jo, šepetukas yra toksai. Jis toks, kaip būna tie tokie guminiai. Ir lankstus. Fain. Ir juodas. Super. Toliau. Čia dar vienas muiliukas, jau matau, net neišpakavus, nes vienas buvo rožių kvapo, kitas yra magnolijos. Tai, va, taip atrodo. Nors gal jums dabar netgi ir per daug apšviečia, bet aš žinau, kad be blykstės, jeigu filmuosiu, tai šis bus tragedija, nieko nematysit. Ir paskutinis daiktas dėžutėje. Ja. Aš šiek tiek likau, ja, be žodžio. Eina savo. Čia yra, Jūs įsivaizduojat, kaip man pasisekė. Taip, aš pradžiai išsitraukiau. Ir dabar parodau. Ok, pradžiai parodysiu ir dėžutę, po to parodysiu ir kitą. Tai va, ką aš gavau. Statau, matykit ką gavau, pavydėkit man. Ok, ir dabar reikia atidaryti. Žiauriai gražu. Taip, dabar galvoju, kaip gražiau pridengti, kad matytumėt spalvas. Štai tokių spalvų šešėlių paletė. Wow. Ir kas man tikrai labai patinka, tai kad yra ir šviesios spalvos, ir tamsesnės spalvos. Ir aš labai mėgstu tokias žemės spalvas. Ir čia yra tikrai labai gražios spalvytės. Ir yra ir blizgesnė. Ir yra paprastesnė, ir yra veidrodėlis. Labai fainai. Šakės. Šešėlių paletė, tikrai aš norėjau naujos. Turiu mėgstamą šešėlių paletę, bet visada faina kažką išbandyti naujo ir aš tikrai labai mėgstu paletės būtent ir
turbūt apie šį daiktą kalbu ilgiausiai. Tai va, nes labai džiaugiuosi. Va. Žiūriu ir pati geriuosi. Tai va. Jums spalvos turbūt, kaip ir sakiau, turbūt ne taip gerai matysit, bet dar galiu kartelį pabandyti parodyti. Gal aiškiau bus. Tai va. Žodžiu, super. Na ir dabar bandysiu labai greit gal prabėgti, ką gavau. Nes gavau labai daug visko. Todėl tikiuosi, kad mano siųstų Swaboxų taip pat nenusivils narė. Ir gavau iš tiesų labai daug visko. Ir plaukų kaukės. Štai tokios. Tada gavau L'Oreal, atsiprašau, serumo plaukam. Man atrodo, čia purškiamas. Serumas, neserumas, žodžiu, purškiamas. Kažkas purškiamas plaukam. Sakau, man šiandien sunku šnekėti. Tada juodas tušas, kurio man kaip tik dabar labai reikia. Tada antakių šešėliai, apie ką aš irgi ilgai galvojau ir labai netgi ir norėjau. Tada labai gražios spalvos lūpdažis, kurį jau spėjau pabandyti. Tada tas neaiškus daiktelis, kuris aš nežinau, kas jis yra, bet paguglinsiu. Googlas visagalis man pasakys, kas čia yra. Tada labai skaniai kvepiantis 2 muiliukai. Toliau. Dabar čia neišeis taip uždėt, bet tai yra labai graži palaidinė. Na, nesimatys taip. Aš ją pabandysiu gulšį rodyti. Nesimatys, vis tiek, nes kamerą patraukiau arčiau savęs. Na, bet kokiu atveju aš jau prieš tai rodžiau tą palaidinę. Kaip tik labai švelniai maloni medžiaga. Super. Toliau. Auskariukai. Tokie auskariukai. Ir pakabukas irgi, kuris man labai patiko. Dabar vis susuku. Va. Nesvarbu. Dabar, kadangi skubu, tai neišeina padaryti. Taip kaip, žodžiu, pakabukas leidžiasi, pakabukas. Štai toksai labai gražus. Ir Njom. Oi, jau krenta man. Tai va. Atsiprašau, aš svajau ir nebešneku jau. Ir dar saldainiukai viduj ir aš galiu, nesimato. Ir galiu pasakyti, kad taip pat mane labai džiugina ir pati dėžutė, kurią gavau, nes jinai labai gražus viršelių yra. Galiu nepasikuklinti, dar kartą parodyti. Aš irgi skaitau, kad tai yra prie Swaboxų, nes tą dėžutę aš naudojuosi, jinai žiauriai graži. Tai va, tai tiek turbūt būtų ir noriu pasakyti labai didelį ačiū ir iš tiesų nėra tokio dalyko, kurio aš nesunaudosiu, nėra tokio dalyko, kuris būtų nepatikęs. Yra tik vienas dalykas, kuris nežinau, kas ten yra, bet tikiuosi, kad paguglinsiu ir sužinosiu ir žinosiu, kas tai yra. Tai dėl to man biškį gėda, kad nežinau, kas tai yra, bet juk visiems būna, kad kažko nežinau. Ir labiausiai, kas man patinka, kad aš tiesiog tai yra kartu ir praktiški daiktai, ir tokių, kurių aš, tarkim, neturėjau. Tai yra antakių šešėliai, neturėjau, Catrice firmos tušo irgi aš niekada neturėjau ir bus puikia proga išbandyti. Ir dėl to aš labai ir mėgstu Swapus, kad kažką pabandai naujo. Tai aš turbūt labai daug šneku ir tai būtų turbūt tiek. Dar kartą ačiū tau. Tu esi žiauriai faina, tu esi žiauriai linksma ir man buvo labai faina su tavim bendrauti, tau rinkti, tau pirkti. Ir dabar aš su didžiausiu nekantrumu laukiu, kada tu atsimsi mano siūstą Swaboxą tau ir bus įdomu matyti, ar tau viskas patiks. Tai tiek merginos, gražių jums švenčių, gražių Velykų, pabūkit su savo artimais žmonėmis, pasidžiaukit tom laisvom, gražiom dienom, ridenkit margučius, daužykit margučius, pabūkit su savais ir gražios ateinančios darbingos savaitės. Tai tiek, bučkit visom.